Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme. Pasiruošimas pakeitimui. Prieš pradedant įsitikinkite, kad turite visus reikalingus įrankius, Philips tipo atsuktuvą, plastikinės priemonės, kad būtų lengviau atidaryti kompiuterio dangtį ir naują Lenovo ThinkPad X1 bateriją. Taip pat rekomenduojame atlikti nemokamą diagnostiką, kad patikrintumėte kitų komponentų būklę. Kompiuterio išjungimas. Išjunkite savo Lenovo ThinkPad X1 ir atjunkite visus prijungtus prietaisus, kad išvengtumėte bet kokių trumpųjų jungimų ar kitų problemų. Nuimkite dangtelį. Naudodami Philips tipo atsuktuvą, atsukite visus varžtus laikomus po kompiuterio dugnu. Būkite atsargus ir atidėkite varžtus į saugią vietą, kad jų neprarastumėte. Tada naudokite plastikinės priemonės, kad švelniai atidarytumėte dangtį. Raskite bateriją. Atsidarius dangčiui, suraskite bateriją. Ji paprastai yra lengvai matoma, tačiau gali būti pritvirtinta varžtais. Patikrinkite, ar nėra papildomų varžtų ir jei reikia, juos atsukite. Išimkite seną bateriją. Atsargiai nuimkite seną bateriją nuo jos jungties. Stenkitės nesugadinti kitų komponentų, kai išimsite bateriją. Įdėkite naują bateriją. Paimkite naują bateriją ir pritvirtinkite ją prie jungties, užtikrindami, kad ji būtų tinkamai prijungta. Prieš uždarydami dangtį, patikrinkite, ar viskas gerai pritvirtinta. Uždarykite dangtį. Kai baterija yra tinkamai įdėta, uždarykite kompiuterio dangtį atgal. Įsitikinkite, kad visi varžtai yra teisingai prisukti, kad dangtis būtų saugiai uždarytas. Testuokite naują bateriją. Įjunkite Lenovo ThinkPad X1 ir patikrinkite, ar nauja baterija veikia. Užtikrinkite, kad kompiuteris įsijungia ir baterijos indikatorius rodo teisingą įkrovimo būseną. Paslaugos pasiūlymas. Jei nesijaučiate patogiai keisdami bateriją patys, galite pasinaudoti mūsų paėmimo į namus paslaugą. Mūsų profesionalai atvyks pas jūs, atliks diagnostiką ir pateiks kainos pasiūlymą prieš remontą. Tai leis jums būti ramiai, nes jūsų kompiuteris bus patikimose rankose. Kainos pasiūlymas. Prieš pradedant bet kokius remonto darbus, mes pateiksime jums aiškų ir skaidrų kainos pasiūlymą. Tai padės jums priimti sprendimą, kad ir kokio tipo paslaugas pasirinktumėte. Jūsų įrenginys reikalauja remonto? Siūlome nemokamą diagnostiką. Be skambučių ar kelionių, paimame tiesiai iš jūsų durų ir grąžiname. Prieš remontą siunčiame kainos pasiūlymą ir tęsiame tik gavę jūsų patvirtinimą. Paprasta, skaidru ir profesionalu. Nuoroda aprašyme.